Sveiki sugrįžę į Parkside dirbtuves. Mano vardas Filipas ir jei tu taip pat nori pagerinti savo fizinę formą, dabar atidžiai klausyk. Šiandienos pasidaryk pats laidoje statysime medinę gimnastikos sienelę. Kaip visada, visas reikiamas medžiagas ir įrankius rasi žemiau pateiktoje instrukcijoje. Ir mes iš karto pradedame. Su panardinamuoju pjūklu išpjauname šoninės dalis iš didelės daugiasluoksnės plokštės. Kai išpjausi 4 šoninės dalis, paimk 2 iš jų ir iš anksto išgręžk skyles apvaliems strypams. Tam naudojame 40 mm Forstnerio grąžtą ir stacionarią gręžimo mašiną. Po to paimk išgręžtas šoninės dalis ir kiekvieną jų užklijuok ant likusių neišgręžtų dalių. Taip gaunamos 2 šoninės dalys. Dabar suklijuok ir 2 kvadratinės daugiasluoksnės plokštės, nes iš jų bus pagamintos šoninės skersinio prisitraukimams dalys. Geriausia būtų pasiimti papildomų tarpiklių, kad slėgis būtų paskirstytas tolygiau. Kol džius suklijuotos dalys, gali išpjauti 40 mm apvalius strypus. Tam geriausiai tinka skersavimo pjūklas. Ir štai, visos dalys jau paruoštos. Bet prieš suklijuodamas gimnastikos sienelę, aš su freza ir apvalinimo frezos antgaliu pereisiu per visus kraštus, kad juos dar kartą užapvalinčiau. Kadangi mūsų skersiniai ne tik klijuojami, bet ir papildomai tvirtinami kaiščiais, dabar ant galinės pusės pažymiu skersinių padėtį. Kai viskas bus suklijuota, galėsiu išgręžti skyles ir iš karto įkalti kaiščius. Kol sienelė su skersiniais džiūsta, imsimės prisitraukimų skersinio. Pradedame pjauti šoninės dalis iš anksčiau suklijuotos plokštės. Kai viskas pažymėta, pirmiausia 8 mm grąžtų pragręšiu kampus. Tiesias dalis pjaunu panardinamuoju pjūklu, o paskutinius pjūvius atlieku siauriapjūkliu. Pakabinamas prisitraukimų skersinis. Tam žinoma abiejose pusėse reikia kabliukų ir aš juos čia jau išgręžiau. Dabar išgręžiamos 3 angos iki pusės plokštės storio. Ir štai, šoninės dalys jau baigtos. Dabar dar reikia užapvalinti kraštus, tam naudoju frezą. Po to paimame prisitraukimų rankeną ir galėsime ją pakabinti ant gimnastikos sienelės. Taigi, prieš atlikdamas pirmą prisitraukimą turiu pritvirtinti sienelę. Iš likusios plokštės išsipjaunu 2 daugiasluoksnės faneros juostas, prisuku jas gale prie šoninių dalių, o tada prie sienos. Taigi, gimnastikos sienelė su skersiniais jau baigta. Dabar trūksta tik svarbiausio dalyko – treniruotės. Koks iki šiol buvo tavo geriausias pasiteisinimas nesportuoti? Parašyk komentaruose, nes dabar nebeliko jokių pasiteisinimų. Viskas paprasta. Tau pavyks.